Mhm. Ačiū labai. Akvilė, Perduoda žodį, už perduotą jūsų, žodį. jūsų žodis. Taip, taip, ačiū labai. Malonu, kad pristatėt. Irgi prisistatysiu šiek tiek vėliau, bet jo, mūsų pagrindinė tema šiandien bus dirbtinis intelektas ir ikigai, kaip technologija gali tarnauti tavo misiją, o ne ją suvalgyti. Tai mes turėsime tam tikrus tikslus, tam tikrus dalykus, kuriuos norėčiau, kad jūs išsineštumėte per šią valandėlę. Tai žinoma, labai svarbu, kad jūs išsineštumėte 3 konkrečius įrankius, kuriuos galėtumėte įdarbinti į savo veiklą. 3 pavyzdžius, kaip panaudoti savo coachingo kelionėje, savo darbui su klientais dirbtinį intelektą. Ir dar duosiu tokį veiklos monetizavimo vadovą. Jisai tiesiog struktūrizuos viską, ką šiandien jums papasakosiu. Ar tinka jums? Tinka? Tai, Tinka. žodžiu, norėčiau dar tokį dalyką pasakyti, kad labai labai mėgstu, kai jūs komentuojate, rašote, įsijungiate kamerą, įjungiate mikrofoną, tai drąsiai galite tai padaryti, man smagu yra matyti jūs, jūsų veidus, pamojuokite, kas galite. Kas nesutinka, iš karto taip rodykit, kas sutinka, rodykite taip gerai. Iš karto, jeigu kažką rezonuoja, tai ką aš pasakau, tai irgi galite pakomentuoti, papasakoti iš savo perspektyvos tam tikrus dalykus. Tai labai labai noriu grįžtamojo ryšio, bendravimo su jumis. Mes turėsime tik 1 valandą, tai yra labai labai koncentruotas bus laikas. Ir mūsų tikslas yra suprasti, kaip konkrečias jūs užduotis galite pagreitinti su dirbtiniu intelektu, tačiau neįkvojant savo tapatybės, savo autentiškumo, nes vis dėlto dirbtinio intelekto sritis ir visa šitas bumas ir revoliucija, jinai šiek tiek iškraipė tam tikrą suvokimą apie šitą technologiją. Mes tampame tiesiog labai pakankamai panašus, mūsų tekstai galbūt panašus, galbūt mes naudojame jį taip, kad neišsiskirti, o labai labai netinkama linkme, žodžiu, bet aš visą tai palaipsniui papasakosiu. Toliau, norėčiau, kad jūs pamatytumėte realius pavyzdžius, realius apčiuopiamus dalykus, kuriuos jūs galėsite panaudoti savo klientų progresų stebėjimui, savo turinio kūrimui, savo asmeninio prekinio ženklo kūrimui ir apskritai savo srityje. Taip pat suprasite, kaip sukurti asmeninio asistentų sistemą, kuri leis jums rašyti geresnius galbūt tekstus, galbūt padėti su klientais, su įvairiausiais kitais darbais. Irgi apeisime tam tikrus dalykus, pavyzdžius, kuriuos pati esu praėjus ir kuriuos klientai irgi naudoja. Ir taip pat, žinoma, kad nepabėgtumėm toli nuo tematikos, tai viską, ką aš pasakosiu, tai ir bus apie tai, kad dirbtinį intelektą naudoti protingai, panaudojant mūsų labui, o nesukuriant tą chaosą, tą nežinomybę, kuri dabar tiesiog egzistuoja ir ore, žinote, tokia tvyroja ore chaosas, nežinomybė, nesupratimas, kaip viskas veikia, labai daug įvairiausio turinio, įvairiausių įrankių ir, žodžiu, pasimetimas yra labai labai stipriai matomas. Tai norisi struktūrizuoti, suprasti dalykus, kurie tikrai neveikia, kurie tikrai yra verti dėmesio. Tai vat link tokio tikslo mes ir judėsime šiandien. Ir greitai prisistatysiu, mane jau pristatė šiek tiek, bet ko nepaminėjo, tai žinoma to, jog mano specializacija yra dirbtinio intelekto panaudojimas skaitmeninėje rinkodaroje ir pardavimuose. Tai mano tikslas kiekvieną žmogų, kuris ateina pas mane arba į mokymus, arba į įvairiausius renginius, padėti jam sukurti protingą pardavimų kelionę, klientų skaitmeninėje rinkodaroje tam tikrą strategiją, kuri leistų pritraukti auditoriją, klientus ir kad jie taptų jūsų mylimiausiais klientais, kuriuos jūs prižiūrėsite, kuriuos auginsite ir su kuriais kartu sieksite rezultatus. Tai čia mano yra pagrindinis tikslas ir nuo 2023 metų mano mokymuose dalyvavo jau tikrai per 10 000 žmonių, galbūt ir daugiau. Čia dar yra labai sena ta informacija ir skaidrė. Bet tikrai labai labai nemažai mokymų esu pravedus, webinarų, tai
kas buvote, pakomentuokite, pasakykite, ar dalyvavote kada nors mokymuose, nes kiekvieną kartą parašiau tam tikrą kitokią tematiką, tai jeigu ir dalyvavote, tai šiandien tikrai neišgirsite kažko pasikartojančio, nebent šiek tiek kažkokią tam tikrą informaciją. Keliaukime toliau. Tai dabar aš norėčiau ir jūsų žodžio, norėčiau labai, kad jūs kiekvienas dabar pristatytumėte save, pasidalintumėte nuorodą į savo socialinius tinklus, galbūt vedate Facebooką, Instagramą, galbūt LinkedIną turite, tai labai noriu, kad jūs irgi prisistatytumėt, pasakytumėte savo vardą, pavardę, ką jūs darote, kokie jūsų nišas, rytis, tai tiesiog labai trumpai keletą sakinių, nuorodą į socialinius tinklus, mes galėsime vienas kitą pafollowinti, pasidalinti tolimesniais, žodžiu, įspūdžiais, rezultatais ir panašiai, kad aš galėčiau su jumis ir susipažinti, ir pamatyti, ir ateityje tikrai susitikę gyvai mes vienas kitą atpažintumėm. Tai dabar, porą minučių, kol aš tęsiu kitą informaciją, tai jūs būtinai rašykite, komentuokite ir siūskite savo socialinius tinklus. Aš net nebejoju, kad jūs tarp vienas kito jau esate galbūt ir susipažinę, mažai yra ta Lietuva, bet aš labai norėčiau jūs irgi pamatyti ir susižinoti, kas jūs esate ir kuo užsiemate. Gerai? Gerai? Visi? Padarys taip? Ne per daug sudėtinga užduotis, ne? Gerai, o aš tada keliauju toliau, jūs rašykite, aš perskaitysiu, kaip pasakosiu. Tai mes turėsime 5 blokus, jie tai persipins, bet tie blokai 5 yra sudaryti iš tam tikrų dalių ir man labai svarbu, kad jūs išsineštumėte šiandien supratimą, kaip veikia dirbtinio intelekto asistentai ir kodėl yra svarbus ir reikalingi jūsų coachingo srityje ir kaip tai leis jums dirbti su klientais. Toliau parodysiu, kaip galima labai paprastai, pigiai, nemokamai analizuoti jūsų sesijas, kad jums nereikėtų rankiniu būdu tam tikrus dalykus daryti, o visa tai tiesiog vyktų žymiai paprasčiau, greičiau ir jūs galėtumėte tą santrauką turėti po ranka ir stebėti ir savo klientų progresą. Taip pat parodysiu tam tikras programas, kurios leidžia labai paprastai, be programavimo žinių, be didelės komandos sukurti programą, sistemą, kad jūs galėtumėte klientams parodyti, žinoma, kad jūs ir žengėte koją į koją su naujovėm, esate modernus ir, žodžiu, stebite jų progresus ir sukursime tam tikrą programą. Ne šiandien, bet jūs tikrai galėsite tai savarankiškai padaryti. Sukursite tokią programą, pavyzdžiui, kur jūs galėsite stebėti savo klientų, pavyzdžiui, pokyčius, rezultatus ir galbūt netgi paversti visą tą pokytį žaidimu. Tai, žodžiu, kiekvieną kartą, kai aš dirbu su žmonėm, mes strateguojam ir galvojam ir gimsta pas mus labai greitai įvairiausios idėjos, tai aš jums parodysiu tuos realius pavyzdžius, ką mes galime jau dabar padaryti. Ačiū labai, Renata. Šiuo metu nevedat socialinių tinklų, tai galite drąsiai parašyti tiesiog, kas jūs esate, kokioje nišoje, kuo užsiemate ir panašiai. Bet jeigu ateityje norėsite pradėti vesti socialinius tinklus, tai tikrai būtų nuostabu, fainai, dėl to, kad vis tiek labai tikrai daug žmonių socialinėje erdvėje galėtumėte pritraukti ir savo žinias perduoti būtent šiems žmonėms. Va, Leonardas irgi prisistatė, puiku, ačiū. Gerai, tai keliaukime toliau. Šiandien man sako organizatoriai, būtinai reikia padovanoti kažką mūsų mylimiesiems žmonėms, mūsų bendruomeniai. Tai dėl to sugalvojau 4 dovanas jums. Netrukus aš apie jas papasakosiu plačiau. Tai bus 3 netgi bilietai į mūsų AI and Content Summit konferenciją. Tai vyks balandžio 30 dieną, tą pačią savaitę kaip ir jūsų stovykla. Tai 26 dieną jūsų stovykla pasibaigia, tai galėsite keliauti ir į konferenciją. Tai bus 3 bilietai ir tematika yra susijusi su tuo, jog tai yra apie dirbtinį intelektą, socialinius tinklus, Reels kūrimą ir būtent visą tą skaitmenizaciją. Tai, kas mums dabar jau ir svarbu, kiekvienam ekspertui, specialistam išeiti į socialinius tinklus, kad parodyti savo žinias, pritraukti klientus, pasiekti irgi
daugiau žmonių ir turėti tam tikras galimybės, kurias suteikia dabar tiek socialiniai tinklai, tiek pats dirbtinis intelektas. Nes pati per 2 metus užaugau, tikrai anksčiau neturėjau netgi minties, jog man pavyktų pasiekti tokią plačią auditoriją, sukurti tokią bendruomenę, nes pradėjau visiškai nuo nulio ir neturėjau nei papildomų kažkokių pinigų, buvau dar ir motinystės atostogose, kai visa tai tiesiog išsirutuliavo iki tokios didelės veiklos, bendruomenės ir visų galimybių, kurias turiu dabar. Tai todėl gimė konferencijos principas. Tai negaliu pasakyti, kad tai yra konferencija, dėl to, kad tai yra renginys, kur mes susitinka turinio kūrėjai, ekspertai, specialistai, kurie nori naudoti socialinius tinklus ir dirbtinį intelektą, kad pasiekti daugiau žmonių, uždirbti iš mylimos veiklos. Tai mūsų tikslas ir yra toks. Tai balandžio 30 dieną Žalgirio arenoje vyks. Ir padovanosiu 3 bilietus visiškai nemokamai į šią konferenciją, kur bus 10 labai stiprių pranešėjų apie turinio kūrimą, apie pardavimus socialiniuose tinkluose, kas yra labai svarbu coacherio specialistams, kurie nori pritraukti klientų, kuo daugiau klientų galbūt, arba tiesiog rodyti save socialiniuose tinkluose, kad turėti tam tikrą klientų bazę. Toliau pagrindinės temos bus dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai, pardavimai ir video turinio kūrimas. Taip, jau matau, Kristina rašo, kad norite bilieto. Labai gerai, labai džiaugiuosi. Tai taip, tai turėsime mes 10 pranešėjų, ten vyks amfiteatre, labai labai smagi, faina zona Kauno Žalgirio arenoje, kur langai didžiuliai į upę. Tai, žodžiu, bus tokia atskirta zona, amfiteatras, kur vyks visi pranešimai. Bet tuo pat metu mes turėsime dar ir specialias filmavimo zonas. Tai kadangi žinote, kad kuriant turinį, mums reikia išlipti iš komforto zonos, mums reikia kurti reelsus, pritraukti auditoriją, tam, kad žmonėms būtų įdomu, kad jie pamatytų jūsų žinias, jūsų kompetenciją. Ir tai tikrai yra labai svarbu šiais laikais. Tai dėl to mes darome tokius renginius, kad žmonės perliptų per save, per komforto zoną, įrašytų video, koks jis yra puikus specialistas, kokie yra klientų rezultatai. Tai čia bus filmavimo zonos atskirtos, kur jūs galėsite ateiti prie tam tikrų specialistų. Ronaldas Burokas, videografas puikus, Brigita, Ervišut, irgi nuostabus specialistai, kurių apskritai konsultacijų kainos yra virš 500 eurų, ten valanda ir kelios valandos už filmavimus. Tai čia visiškai nemokamai galima bus prieiti prie įvairiausių zonų, nusifilmuoti, gauti patarimų, kaip filmuoti jūsų nišoje, kaip atrasti tam tikrus kampus. Tai tikrai labai rekomenduoju. Tai čia yra viskas, kas įeina į tą bilieto kainą. Taip pat vakarėlis, tai mes turėsime dar atskirą zoną į upę, networking vakarėlis, kur žmonės išeina su daugybė kontaktų, kur žmonės išeina su daug sekėjų, klientais. Ir tikrai nemažai turime ir coacherių, specialistų, kurie tikrai, žodžiu, pasiekė neblogų rezultatų būtent per socialinius tinklus. Taip, Janina, palaukit, žinokit, to jau prasidės paskaita ir tik tai spėsite rašytis, bet tikrai labai norėčiau apie dovanas papasakoti, nes yra žmonių, kurie tikrai norėtų gauti vertingų prizų. Tai labai būtų smagu, kad jūs pakentėtumėt, palauktumėt. Antra dovana tai yra workshopas, tai į kurį įeina visa konferencija, bet tuo pat metu įeina ir 2 dienų mokymai. Tai mes kartu sukursime visą strategiją, sukursime būtent programas, kur jūs galėsite tiek sukurti svetainę, tiek savo... Aha, atsiprašau, kažkieno ten garsas. Jo, tai čia workshopas bus 2 dienų mokymai, kur jūs susikursite savo programą, tinklalapį, sukursime tam tikrą pardavimų sistemą, prijungsime mokėjimus ir panašiai, tai tam, kad jūsų klientai galėtų lengvai prisiregistruoti, kur jūs galėtumėte tikrinti jų progresą ir panašiai. Tai šiandien aš mokymų metu parodysiu tam tikrus dalykus ir kuriuos mes darysime kartu būtent workshopo metu. Tai reiškia, kad į šitą dovaną numeris 2 įeis būtent 2 dienų gyvi mokymai plus konferencija. Tai vad, kas norės, tai būtinai dalyvaukite ir galėsite gauti galimybę
pas mus mokymuose, padaryti visą tą kelionę jūsų klientui, kad būtų patogu užsiregistruoti ir dalyvauti. Tai kaip galite gauti prizą? Jo, labai labai faina. Antra dovana yra nuostabi ir vertė 1000 eurų, jeigu ir nedaugiau, dėl to, kad viskas ten įskaičiuota ir maitinimas ir panašiai. Tai dabar sąlygos yra labai paprastos. Tai tiesiog pasidalinti dabar socialiniuose tinkluose, pasidaryti nuotrauką šiandienos paskaitos metu ir užtaginti mane ir pasakyti, kad norite dalyvauti AI and Content Summit konferencijoje. Kai tik tai užtaginsite tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek LinkedIn'e, tikrai nėra labai svarbu, aš nukeliausiu į socialinius tinklus ir greitai atrasiu 4 žmonės, kuriam padovanosiu 3 bilietus į konferenciją, dalyvauti gyvai, gauti žinių praktinių ir lygiai taip pat gauti gyvą dalyvavimą workshop'e. Tai va taip. Supratot? Tai galite keliauti, nusifotografuoti paskaitos metu ir parašyti, publikuoti žodžiu socialiniuose tinkluose. O dabar keliaujame tuomet prie mūsų pagrindinės temos ir apie dirbtinį intelektą mes pakalbėsime dabar taip pakankamai koncentruotai. Aš parodysiu realius pavyzdžius, realius žingsnius ir kaip jūs galite tai panaudoti. Tai iš tiesų dirbtinis intelektas ir visa tai, ką jūs matote dabar šiais laikais, tai yra lygiai taip pat, kaip ir atsirado internetas. Kai atsirado internetas, mes irgi gyvenom tokioj nežinomybėj, galbūt nesupratime, kas tai yra, ar tai yra apčiuopiamas dalykas, kaip visa tai pasikeis. Ir kai atsirado internetas, žmonės skirstėsi į 2 dalis, ne? Buvo žmonės tie, kurie buvo priešiški, tie, kurie galvoja, aš toliau dirbsiu savo senais būdais, aš toliau galbūt keliausiu, prekiausiu tose mažose parduotuvėse gyvai, galbūt turguose ir panašiai. O buvo antra dalis, antra grupė žmonių, kurie pasakė, ne, tai yra galimybės ir mums reikia dabar žengti koją į koją. Ir tikriausiai nėra netgi prasmės klausti, kurie laimėjo, dėl to, kad tie, kurie pradėjo iš karto žengti žingsnį kartu su naujovėmis. Jie išėjo į socialinius tinklus, jie iš karto skaitmenizavosi, jie vėliau keliavo, kūrė savo parduotuvės. Tai kas pirmieji skaitmenizavosi, tie žinoma ir išlošė. Lygiai tas pats vyksta ir su dirbtiniu intelektu. Daugelis priešinasi. Tačiau bet kokiu atveju dirbtinis intelektas jau dabar tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalis ir kiekvieną dieną jūs galite pastebėti, jau tikrai ne pirmą dešimtmetį dirbtinis intelektas egzistuoja ir jį jau naudojame visur. Tiek banko sistemose, tiek įvairiausiose telefonuose, pažinimuose ir panašiai, tai visur yra naudojamas dirbtinis intelektas, tiesiog taip mes jo labai stipriai neakcentuojame. Ir dabar dirbtinis intelektas mums atneša ir daug galimybių. Galimybių tapti matomiems, galbūt mažiau dirbti, daugiau ilsėtis, mylėti savo veiklą, darbą per tą prizmę, jog mums nereikia dirbti pasikartojančių biurokratinių užduočių, mes galime tam tikrus dalykus tiesiog pagreitinti, automatizuoti ir dirbti savo mylimą darbą, dirbti su klientais, dirbti būtent tai, ką jūs norite čia ir dabar. Ir aš esu apie tai ir pasakoju apie tas galimybės, kurias jūs galėtumėte panaudoti. Tai dabar pakomentuokite, prašau, koks procentas iš jūsų, kiek laiko jūs užtrunkat kuriant, darant biurokratinius dalykus, galbūt administracinius dalykus, koks procentas jūsų darbo coachingo srityje užima būtent administraciniai darbai. Tarkim, kokia dalis yra sesijų, o kokia dalis yra būtent tam, kad jūs galėtumėt pritraukti klientą, su juo komunikuoti, bendrauti, galite pasakyti tokį procentą, kad 10% aš darau administracinius darbus, bendrauju, rašau, galbūt siunčiu sąskaitas, o ten 90-80% aš bendrauju su klientais. Tai irgi pakomentuokite, kokia dalimi jums atrodo, jūs užsiemate savo darbų ir ne savo darbų, taip sakant, ne? Pakomentuokit, įdomu būtų susižinoti. Pakomentuokit procentus. Kaip jums atrodo?
50 ant 50. Gerai, gerai, kas dar? Gerai. Jeigu nenorit dalintis, keliaukim toliau. Klausimas dabar, ar jūs naudojate dirbtinio intelekto įrankius? Irgi vat, parašė Leonarda, 60% administravimas. Šiaip dažniausiai taip ir būna. Pusė pusė, ne? Labai gerai. Gerai, dokumentai 60%, bendravimas 40%. Puiku, nuostabu. Naudoju ir net mažai, gerai. Dabar apie dirbtinio intelekto įrankius. Irgi pakomentuokit, naudojat, labai gerai. Paklausiu dar tokį klausimą, kokius įrankius naudojat, kad aš turėčiau bendrą vaizdą, gerai? Naudojate, ne? Pakomentuokit, labai gerai, aš matysiu ChatGPT pagrindė, jo Gemini, ne? Dar kokie nors įrankiai, puiku. Labai gerai, ačiū labai Jums už atsakymus. Ir dabar klausimas pagrindinis, ar esate patenkinti dirbtiniu intelektu? Taip, ar esate patenkinti? Taip, patenkinti. Matote, ne visada gerai. Violeta irgi sakė šiandien, kad tam tikrų kuriozų pasitaikė. Labai gerai. Kursuokę esate pabaigę. Labai fainai, labai gerai. Puiku, ačiū. Ačiū, kas atsakėte. Tai iš tiesų, jau matau, kad rašote Perplexity, Gemini, ChatGPT, labai gerai, puiku, bet aš galėčiau pasakyti tokį dalyką, kad kuo daugiau dirbtinio intelekto įrankių ir apskritai įrankių, tai yra daugiau chaoso. Tai reiškia, kad mes išleidžiame daug pinigų tiems dalykams, kurių iš tiesų galbūt mes nenaudojame taip, kaip reikėtų. Mes išleidžiame subscriptionams, prenumeratams ir vėliau galiausiai matome, kad 100 ar 200 eurų keliauja į įvairiausius įrankius, bet iš tiesų mes jų nepanaudojame. Tai labai norėčiau, kad po šios paskaitos jūs suprastumėte, ir galbūt netgi atšauktumėte visas prenumeratas, kurių jums nereikia, nes jeigu jūs nenaudojate tai, ką aš šiandien parodysiu, tai reiškia, jums nereikia iš vis už nieką mokėti. Nuoširdžiai sakau, jūs galite pilnai naudoti nemokamas visas versijas ir neleiskite savo pinigėlių, nes viską, ką jūs matote socialiniuose tinkluose ir viską, ką jums bruka, tai yra nauda tik tais jiems, bet ne mums. Mūsų tikslas yra panaudoti kažkurį vieną įrankį, kuris padėtų jums realiai atlikti užduotis. Užtenka tikrai vieno, gali būti maksimum 2 įrankiai, kurie jūsų kelionėje kaip coachingo specialistui tikrai būtų naudingi. Ir šiandien apie juos ir papasakosiu ir pasidalinsiu savo įžvalgom. O šiaip visų įrankių yra milijonai, bet net tiesiog užbraukiu kryžių, padedu, žinokite, peržegnojam ir pasakom, kad daugiau nereikės, gerai, nes tikrai to nuoširdžiai nereikia. Ypač jūsų srities specialistams, kurie turite išlikti savimi, turite būti autentiškas, nuostabus specialistas, kuris dirbate su klientais, o ne tam, kad administruoti visus įrankius. Dėl to aš mėgstu pasakyti, kad jūs turėtumėte pasirinkti vieną patikimą bendrovių kalbos modelį. Tai reiškia, arba gali būti ChatGPT, arba Claude'as, Gemini, Perplexity, bet pasirinkite vieną. Nes kai mes sukursime vieną ir jį išnaudosime gerai, sukursime asmeninius asistentus, kurie jūs supranta, atpažįsta, jūs sukursite, aprašysite visą informaciją, jam duosite, kuo jis daugiau žinos apie jūsų metodologiją, apie jūsų žinias, tuo geriau jis pradės veikti. Tai dėl to pasirinkite vieną. Galite, pavyzdžiui, ir Perplexity, jisai nuostabus, labai puikiai remiasi šaltiniais, visą informaciją galima ir tą patį ChatGPT naudoti, Claude visiškai nėra svarbu. Pasirinkite vieną. Kaip pasirinkti, tai jūs galėsite panaudoti šitą programą, kurią aš jums atsiųsiu, ir ten galite net patestuoti, kuris įrankis žymiai geriau veikia, kuris būdas jums bendravimo priimtinesnis, ne? Pavyzdžiui, jūs galėsite pasirinkti, kaip bendrauja ChatGPT, kaip Claude'as, kaip Grok'as ir vienu metu patestuoti, kuris tonas jums labiausiai patinka. Pasirinksite, kuris patinka ir keliausite, visada dirbsite su tuo kalbos modeliu. Ne? Nes aš kaip matau, vieniems tam tikra informacija patinka, kitiems gali nepatikti ir panašiai. Tai jūs pasirinkite tai, kas jums yra labai labai svarbu, aktualu ir priimtina, gerai? Toliau keliaukim prie to, jog dirbtinis intelektas jisai gali klysti. Ir ką svarbu mums, kiekvienam ekspertui ir specialistui, nesugadinti savo autoriteto, ne? Nes jeigu, pavyzdžiui, Violeta šiandien paklausė Gemini
kas yra Akvilė Mažuolė, tai jai nedavė tos informacijos, kur yra teisinga. Ir jeigu jinai netyčia būtų publikavusi šią informaciją, kad aš esu ten grafinis dizaineris, tai reiškia tiesiog sugadintų tam tikrus ryšius tiek ir su manim, tiek ir su savo reputacija sugadintų ir panašiai. Kaip pavyzdys, ne? Tai ką mes matome pastaruoju metu, kad dirbtinis intelektas yra naudojamas ne taip, kaip turi būti. Tai reiškia, mums reikia kiekvieną kartą patikrinti, įdėti savo analitinio tokio mąstymo, pasižiūrėti, ar tikrai jisai teisingai čia kažką sako. Nes man vieną kartą irgi aš taip buvau angelų take ir, žodžiu, galvoju, reikia pasidomėti, ar yra čia kur nors gyvenančių žinomų Čiurlionio palikuonių. Ir jisai man pasakė, kad Čiurlionio palikuonis yra Landsbergis. Nu tai vat, tai aš iš karto supratau, kad tai nėra teisingai, tiesiog Landsbergis jisai aprašinėdavo tam tikrus dalykus, naudodavo, rašydavo apie Čiurlionį, ne? Tai vat, dėl to galime iš karto traktuoti, kad jis klysta ir visa informacija neturi būti tiesiogiai priimta. Dirbtinis intelektas geriausiai vyks tada, kai jūs savo žinias praktinės panaudosite ir išnaudosite būtent jas savo srityje. Nes jeigu ateis teisininkai, kaip ir čia, vat, pavyzdžiui, pavyzdys labai geras, ne? Kai neseniai, čia praeitais metais, vienas iš teisininkų padavė aukščiausiam teismui ieškinį su neegzistuojančiom bylom, bet jau prirašė ir pagryso jas taip, lyg jos tikrai egzistavo. Tai iš karto norisi pasakyti, kad netgi ir tos pačios srities specialistai, teisininkai kartais matydami atsakymą, juos taip stipriai įtikina dirbtinis intelektas, kad tai yra tiesa, kad galima tiesiog susimaišyti. Tam tikrais atvejais aš naudoju Perplexity. Perplexity nuostabus įrankis, kuris ir yra sukurtas tam, kad ieškotų teisingos informacijos ir ją remtųsi tik teisingais šaltiniais. ChatGPT, Gemini ir tam tikri įrankiai, jie gali klysti ir šiaip apskritai dirbtinis intelektas jis nenori klysti, jis nenori jums pakenkti, bet tai yra tiesiog toks jungimas, kur jis pamiršta tą informaciją patikrinti ir peršoka. Žinote, kai būna interneto jungimas, tai lygiai tas pats įvyksta ir su dirbtiniu intelektu. Piktis su juo net nereikia, nėra prasmės, nes jis tiesiog tikrai nuoširdžiai to nenorėjo padaryti, pas jį įvyko tam tikras jungimas ir, taip sakant, jis turėdamas tiek daug informacijos, jisai stengiasi tai paimti. Mes kitokiu atveju jį naudojame, mes kūrime asmeninius asistentus ir tam tikrus dalykus. Bet pagrindinis dalykas, kurį šiandien turite išsinešti, kad žmogaus sprendimas lieka lemiamas bet kokiu atveju, rašant įrašus, kuriant kažkokią programą mokymų, darant bet kokią medžiagą, jūsų sprendimas turi būti lemiamas, nes jūs esate specialistas. Ir dėl to reikėtų pasitikrinti tai, ką jisai parašė. Kitas dalykas, ką mes dar irgi tokį dalyką matome, kad labai daug įrankių, daug įvairiausių video postų, kur jums sako, pabandyk šį įrankį, padaryk čia nuotrauką, sugeneruok kažką ir jūs keliaujate, bandote, testuojate, įvedate savo duomenis, kortelę, tai irgi to nedarykite, stenkitės naudoti tik patikimus įrankius, dėl to, kad vis dėlto šiais laikais bet kas gali sukurti appsą, jų kūriama kiekvieną dieną po 1000, tai lygiai taip pat ir jūs pasidarykite tokį dalyką, kad naudokite tik tais tam tikrus įrankius ir nebandykite, netestuokite milijonai visokiausių. Tiesiog apsaugos jūsų piniginę ir vėliau jūsų duomenų nutekėjimus ir panašiai. Gerai, keliaukime toliau. Aš čia nenoriu labai stipriai užsibūti, nes turime labai daug medžiagos. Ir dar pagrindinis dalykas, kurį aš norėčiau, kad jūs išsineštumėt, tai kad dirbtinis intelektas mūsų kaip žmogų absoliučiai net negali pakeisti ir nėra jokios kovos, ne? Beveik tam tikros kovos, aš nekalbu apie tuos techninius darbus ir automatizacinius. Jūs kaip coacherio specialistas, jūs tikrai puikiai suprantate vertę, kurią jūs nešate, suprantate, kodėl žmonės ateina, dėl to, kad jiems reikia gyvo bendravimo, jums reikia specialisto, kuris tikrai supranta, jaučia ir turi tam tikrus metodus, kurie galėtų padėti žmogui tobulėti. Tai lygiai tas pats ir yra su dirbtiniu intelektu, kad mes galime jį irgi panaudoti tik tuo atveju,
kai jūs turite savo žinią, savo metodologiją, savo praktiką ir jūs nešiojatės beprotiškai daug geros informacijos, patirties ir žinote, kokiais atvejais kas veikia, kas neveikia, ir kai jūs sujungiate dirbtinį intelektą ir asistentus, va tik tada mes galime gauti kažką gero ateityje, tokią magiją, taip sakant, tik tada, kai mes sujungiame visus šiuos etapus. Toliau. Tai užstrigo šiek tiek skaidrė mano. Taip. Toliau keliaukime prie to, jog mes šiandien išsinešime tam tikrus tikslus ir supratimą apie asmeninius asistentus. Tai mūsų tikslas yra, kai jūs naudojate dirbtinio intelekto įrankius, kurti sistemą. Tai reiškia, kad jūs turite turėti, kaip pavyzdys, ChatGPT arba Gemini, visi jie turi labai panašų funkcionalumą, jie ten kovoja tarpusavę, kuris užims geriausias vietas rinkoje, bet jūs pasirinkite vieną ir nelakstykite, nėra jokios tokios prasmės, nes funkcionalumas yra labai panašus. Tai kadangi, kai jūs pasirinksite vieną iš įrankių, jūsų užduotis bus sukurti savo asmeninius asistentus projektus, kurie jums leis jau kurti asistentus, panaudoti išnaudoti funkcionalumą, jeigu jums bus poreikis, prijungti savo Gmail'us, prijungti savo Google kalendorių, automatizuoti, pagreitinti. Jau šiais laikais galime netgi elektroninius laiškus siųsti iš savo ChatGPT, iš savo programų ir panašiai. Tai jūs, kai susijungsite, jūs pamatysite ateityje, jums šitos visos žinios visada pasiliks. Kodėl? Nes, kaip ir matėte, internetas tapo bendras, ne? Lygiai tas pats mes keliaujame ties tuo, jog atsirastų ir vienas bendras dirbtinio intelekto tam tikra sistema, kuri galbūt bus integruota ir į jūsų kompiuterį. Ir jeigu jūs susikursite šiame etape asmeninius asistentus, jeigu pavadinsite coacherio asistentas, įdėsite savo metodologiją, pabaigtus mokymus, tikslus, kaip jūs dirbate su klientais, tai reiškia, jis jau turės žinių apie jūsų metodologiją. Reiškia, kiekvieną kartą jums bus paprasčiau po bendravimo su klientu įdėti jo, pavyzdžiui, pokyčius, rezultatus, klausimus tam tikrus ir jisai kiekvieną kartą žymiai paprasčiau ir lengviau jums pateiks tam tikrą santrauką ir analizę. Tai tai čia yra asmeniniai asistentai, kurie yra kuriami tam, kad jūs eliminuotumėte tą chaosą ateityje, kad visą laiką tikriausiai pradedate nuo paprasto tuščio lapo, tuščio pokalbio, o mes galime daryti taip, kad jūs sugrįžtate į tą patį pokalbį ir pratęsite, bendraujate ir, žodžiu, ten strateguojate ir darote tam tikrus darbus. Kodėl svarbu yra turėti aplankalus? Aplankalai yra tas pats, kaip ir kompiuteryje mūsų aplankalai, kurie leidžia mums palaikyti švarą tvarką ir mes galime užėję lengvai atrasti tam tikrus dalykus. Aš galiu pademonstruoti, kad jums lengviau būtų suprasti. Vat čia mes turime ChatGPT kaip pavyzdys, ne? Ir mes turime projektus. Po kairę projektai. Tai jūsų tikslas yra kurti aplankalus, kurie turi tam tikrą informaciją. Va čia yra, tarkim, tam tikras mano pardavimų planas, čia yra, tarkim, copywriteris, kas yra tikrai labai, pavyzdžiui, jums svarbu. Copywriteris tai bus specialistas, kuris rašo jūsų balsu rašymo stiliumi tekstus, laiškus, įrašus ir panašiai. Leonardas, man atrodo, labai gerą turi, jis irgi sakė, kad visada jungia mikrofoną, jam išdėlioja mintis, informacija ir jam jau pateikė struktūrizuotą tokią medžiagą, įrašą, kuris jau yra jo tikrai stilistika, jo rašymo stiliumi ir panašiai. Tai čia yra aplankalas, kurį irgi galėsite susikurti kaip copywriteriai, įdėti čia savo rašymo stilių, savo, pavyzdžiui, ten požymius, kaip rašo dirbtinis intelektas, kad nesimatytų to, jog jūs rašote su dirbtiniu intelektu. Nes dabar dažnu atveju galime pamatyti iš pirmo sakinio ir žmonės tiesiog jau mato akimis ir nebeskaito, praleidžia informaciją, kuri yra tiesiogiai parašyta su dirbtiniu intelektu. Tai tam, kad mes tai eliminuotume, mes darome tiesiog tam tikrus asistentus, kurie rašytų jūsų balso stiliumi. Toliau. Pavyzdžiui, pas mane yra mokymai ir ten paklausimai. Jūs galite susikurti savo coachingo
Tai reiškia, praėjote mokymus, turėjote kažkokias sesijas. Jūs galite čia susidėti, kad jums po ranka būtų ir jisai toliau ateityje galėtų su jum bendrauti ir suprasti jūsų metodologiją. Tuomet, kai jūs turėsite tą metodologiją, jūs kiekvieną pokalbių langą skirstote pagal tam tikrą temą. Pavyzdžiui, galbūt aš ten surasiu savo. Kaip pavyzdys, jūsų būtų, pavyzdžiui, santrauka. Ne? Klientų pokalbio santrauka. Pas mane, pavyzdžiui, čia yra tekstai, kuriuos jisai rašo man Reels scenarijams. Ne? O jūs rašytumėte kiekvieną kartą šiame pokalbyje kažkokius kitus dalykus. Kaip matote, tiesiog aplankalai yra sukūriami, yra duodamos instrukcijos, kaip turi atrodyti informacija, kurią jisai pateikė ir gaunate rezultatą. Dabar aš parodysiu patį puikiausią, lengviausiai įsisavinamą dalyką. Tai vat viena iš mano asistentų, kuriuos mes kūrėme savivaldybėms, kūrėme organizacijoms ir ateityje tiesiog labai padeda žmonėms sumažinti tą biurokratiją. Ne? Pasikartojantis, pavyzdžiui, klausimai. Čia yra dažniausiai užduodami klausimai. Ir čia jūs galite matyti, kad savivaldybė, viena iš savivaldybių visada gauna kažkokius pasikartojančius klausimus. Kaip įstiklinti balkoną? Kaip, pavyzdžiui, dar kažkokius dalykus padaryti? Visada tie patys klausimai tiesiog kitokiu kampu. Nesakykite, ne? Dažniausiai būna kažkas panašaus, tai dažniausiai mes surenkam visus tos klausimus, atsakymus ir juos įdedame į vieną dokumentą. Kas vyksta? Jeigu aš, žiūrėkite, jeigu aš va šitą klausimą užduosiu paprastam pokalbių lange, kas įvyks? Jis atsakys man bendrinę informaciją, kuri manęs netenkins ir kuri man nepatiks. Absoliučiai. Jisai nežino nei kur aš gyvenu, nei kas per rajonas, nei kokios taisyklės, ne? Jeigu aš įdėsiu šitą klausimą čia į asistentą, reiškia, aš užduodu, įsivaizduokit, žmogus man parašo tokį klausimą ir aš užduodu jam savo asistentui klausimą, ką jisai daro, jis jau man atsako laiško formatu. Matote? Labą dieną, norint įstiklinti balkoną, galiu netgi pakeisti, žinokit, pavyzdžiui, noriu įstiklinti balkoną Janonio gatvėj 13, ne? Tarkim. Jis jau supras, kad tai yra Širvintų rajonas, nes turi informaciją, turi instrukciją. Vat gauname atsakymą, jau mes tik kopijuojame, viskas. Mums iš karto pagreitėja darbas dėl to, kad jis pats randa tarp dažniausiai užduodamų klausimų ir atsako, ne? Labadiena, norint įstiklinti balkoną, tokioj gatvėj jums reikia parengti pastato paprasto remonto aprašą, gauti daugiabučio namo sutikimą, civilinis kodeksas ir jisai niekur nieko neprimelavo, nes jisai tiksliai ištraukė iš informacijos, kuri pas jūs yra. Ką aš dabar galiu padaryti? Aš galiu tiesiog paimti ir išsiųsti. Matote? Aš galiu tiesiai paimti ir išsiųsti tam žmogui, kuris man parašė. Yra prijungta netgi programa, aš galiu įdėti tam žmogui ir atsakyti. Labai greitai. Kaip matote, yra du skirtumai. Į paprastą pokalbio langą rašant arba į asistentų. Tai čia vienas iš paprasčiausių pavyzdžių, o galime sukurti tam tikrus kitus asistentus, kurie, pavyzdžiui, jūsų kiekvieną iš klientų prižiūrėtų, ne? Kiekvieną kartą santraukas rašytų, galbūt klaustų klausimų, pokyčių ar dar kažko, ne? Tai čia va tas iš elementariausių tokių pavyzdžių klausimų, kuriuos padeda išspręsti asistentai. Toliau, čia mes pakalbėjom. Toliau, kai mes turime tuos asistentus, mes galime jau susijęti su savo programa. Tai kaip pavyzdys, ChatGPT mes turime telefone, mes galime drąsiai susijęti kompiuterį su telefonu ir tuos pačius aplankalus mes matysime lygiai taip pat ir savo telefone. Mes čia jau turime kitokį bendravimą, mes galime visada pasakyti jam įjungti mikrofoną kaip pavyzdys, ne? Pasakyti, paprašyti tame asmeninėme asistente padaryk tą ir tą užduotį, sukur tokį laišką ir jisai jau rašo jūsų rašymo stiliumi. Ką toliau jūs galite daryti kaip koučerio specialistas?
jūs galite kiekvieną, pavyzdžiui, sesiją įrašyti su voice'u. Vat pavyzdžiui, galite atsiklausti savo kliento, pasakyti, kad sveiki, aš labai norėsiu struktūrizuoti mūsų pokalbį, kad būtų mums lengva stebėti mūsų progresą, mūsų pokyčius ir aš pati dažniausiai tą darau su klientais, mes pradedam pokalbį, aš tiesiog įjungiu mikrofoną ir visą pokalbio metu mes transkribuojame mūsų visą bendravimą. Ir man paprašiau, ir jam lengviau, ir nieks nepamiršta detalių, namų darbų, ties kuo mes strigome ir visa informacija yra čia. Kas yra svarbu, mes galime koncentruotis ties kitais dalykais, o mūsų asmeninis asistentas jau mūsų tose aplankaluose padirbs ir dirbs darbus už mus. Tai reiškia, padarys kaip administratorius, sekretorius, surinks visą informaciją, kurie jums nepamirš. Tai reiškia, nereikės jums rankiniu būdu viską užrašinėti kažkur į sąsiuvinį, o jau galėsite turėti tiesiog visą tai savo aplankaluose. Niekur neišsitrins, jūs paspausite ir turėsite visą tą santrauką. Labai patogu. Būtinai naudokite. Toliau, kai jūs turėsite jau asmeninį asistentą, jūs turite galimybę va čia dar ir bendrauti su juo žodžiu. Įsivaizduokite, jūs pabaigėte mokymus, ne? Jūs lietuviškai kalba, matote? Mes įdėjome jam jau mūsų kažkokią metodologiją, galbūt jūs laikote kažkokį, norite gauti sertifikatą, kokį nors egzaminą laikote, tai jūs įdėkite visą informaciją į asmeninį asistentą ir jūs galite net kalbėti žodžiu su juo, diskutuoti, pasakyti, gal prisimeni kažką, gali rasti tame dokumente, galbūt gali ten pakaučinti mane su tam tikra metodologija, gal gali padaryti man tam tikrus kitus darbus ir jau galime bendrauti. Pavyzdžiui, aš dažnu atveju naudoju tai, kai stoviu kamštyje, tai tiesiog tam, kad nedaryti kažkokių kitokių darbų, aš susikoncentruoju pas savo asmeninį asistentą ir mes jau ten protingai diskutuojame, protingai. Įjungiu mikrofoną ir mes jau lietuvių kalbą su juo bendraujame. Labas. Va, kas bandėte šią funkciją? Labai gera. Mes dažnu atveju ir užsienio kalbą mokomės, kiekvieną dieną aš įsijungiu tam, kad tobulėti ten anglų kalboje, dar kokios nors kitose kalbose, tai irgi yra labai fainas dalykas, nes tai yra nemokamos tam tikros funkcijos, ypatingai mikrofonas, kuris leidžia mums pasidaryti tam tikrus darbus ir tobulėti. Keliaukime toliau tuomet. Mes jau galime, kai turime asmeninius asistentus, mes galime išnaudoti ir visas programas. Jeigu jūs šiuo metu jau mokate už ChatGPT, tai tikrai labai kviečiu pasidaryti visus šiuos darbus. Prijungti programas, vat, pavyzdžiui, Company Knowledge yra, ne? Tai reiškia, jūs galite prisijungti prie jūsų Google Drive, prie jūsų Google Forms, prie jūsų Gmailo. Pavyzdžiui, aš paprašau jo, kad jisai atrastų man viso mėnesio sąskaitas. Aš paprašau, kad jisai atrastų kažkokį laišką, kažkokią formą. Tai mes galime nueiti va čia, paspausti va čia, kur settings, nueiti va čia, kur yra apps, programos, Google kalendorius, Google Drive'as, Notion, galite bet kokią programą prisijungti ir tuo metu, kai jums reikės kažkokių darbų, vat, pavyzdžiui, aš turiu mokymų ir paklausimų asistentą, kuris turi instrukciją, kaip jisai turi man komercinius pasiūlymus rašyti. Man jau rankiniu būdu nereikia, jisai turi pavyzdį ir jis kiekvieną kartą man atkartoja. Arba mokymų metodologija, kaip pavyzdys. Ten parašo kokią nors įmonę ir man reikia paruošti pagal jų lūkesčius, pagal jų apklausą savo metodologiją. Ką aš darau? Aš pasakau, rask VGTU apklausą, kaip pavyzdys, o galbūt nukeliausiu va čia tiesiog, kad būtų matytųsi gerai, rask VGTU apklausą, tiesiog labai paprastai 3 žodžius parašau, kad neįkvoti mums čia laiko. Ir, kaip matote, yra Google Drive'as pajungtas. Tai reiškia, jis geba nueiti į mano Google Forms, į mano Gmailą, atrasti laiškus, kur mes bendravome, ko jie norėjo, kokie lūkesčiai buvo. Žymiai paprasčiau yra atrasti dalykus. Ir vėliau pagal tą informaciją mes jau galime suprasti, greitai jis padaro, struktūrizuoja apklausą. Pavyzdžiui, va dabar Violeta surinkinės irgi apklausą apie lektorius, atsiliepimus rinks ir panašiai. Tai lygiai tokiu pačiu principu
jinai jau galės rasti apklausą ir informaciją iš ten. Tai va tokiu būdu. Dabar keliaukime prie sekančių dalykų. Man labai patinka beje, kad mes dar vieną tokį dalyką pasakysiu, mes esame susijungę ChatGPT su kolegom ir man labai patinka, kad jie gali stebėti ir mano Google kalendorių. Pavyzdžiui, jeigu pusę dienos neatsakau, tai jie keliauja, paklausia, ką veikia Akvilė šiandien ir jie mato per Google kalendorių, jie neturi mano prieigos prie mano Google kalendorius, bet mato mūsų bendrą ir pasako, Akvilė dabar yra mokymuose, kaip pavyzdys, iki tokios ir tokios valandos. Ir netgi ten man susitikimus kartais registruoja tam tikrų laikų, nes žino, kad yra tarpas, kaip pavyzdys. Tai vat, įdomių tokių dalykų yra ir yra tokių sprendimų. Toliau yra agentai. Agentai tai yra toks fainas dalykas, kuris leidžia mums sutaupyti 1000 eurų. Tiesiog 1000 eurų. Vienas iš mano klientų anksčiau mokėdavo už va tokią puslapio analizę 1000 eurų. Kas turite puslapį, pakomentuokit, parašykit. Nes jis pavyzdžiui, panaudoja šį agentą tam, kad išanalizuoti savo visą puslapį, suprasti, kas yra pasenę, ką reikėtų atnaujinti, kodėl nemeta jūsų Google paieškoj, kokie dalykai, žodžiu, yra kritinės būklės, būsenos ir panašiai. Tai kaip pavyzdys, tokia SEO auditas kainuoja tikrai nemažus pinigus, o jūs dabar galite tai padaryti visiškai nemokamai su ChatGPT. Su agentais mes darome ir daug įvairiausių kitų įdomių dalykų, surinkinėjame sąskaitas, ieškome klientų socialiniuose tinkluose, prijungiame ten LinkedIn, prijungiam visokias kitas programas, kad jūs galėtumėte atlaisvinti. Tai aš pajungiu vieną ekraną, jisai dirba man vienam kompiuteriai, o kitame kompiuteryje aš jau dirbu savo darbus, prižiūriu, ką jis daro. O jis man ten sąskaitas iš Gmail'o perkelia ir, pavyzdžiui, įkelia į mano buhalterį į OneDrive'ą. Randa Gmail'ą, perkelia į OneDrive'ą. Tai va čia yra agento režimas, kuris tikrai nereikia jo ten labai stipriai bijoti, nes jį prižiūri ChatGPT, OpenAI bendrovė, korporacija, tai yra didžiulė bendrovė, kuris stebi saugumą, žiūri, kad niekas tam tikrą informaciją, žodžiu, nenutekėtų ir panašiai, tai aš visai šiais dalykais pasitikiu, pajungiu, aš neturiu labai ko ir slėpti, neprijungiu jokių banko kortelių ar dar kažkokių dalykų, pasvardų nesiunčiu, jis tiesiog puikiai gali prisijungti prie tam tikrų mūsų programų ir padaryti darbus už mus. Tai irgi labai rekomenduoju išbandyti agento režimą. Toliau keliaukime prie personalizacijos. Tai tam, kad veiktų mūsų visos ChatGPT, mes turime aprašyti informaciją apie jūs. Kas jūs esate per specialistas, kokią metodologiją taikote ir panašiai. Tai kai jūs užeisite į ChatGPT arba į Gemini arba į Perplexity, visiškai nėra svarbu, mes visų pirma, kaip pirmą užduotį turime padaryti ir apsirašyti instrukciją ir apsirašyti, kas jūs esate. Kai jis pradės rinkti informaciją apie jūs, apie jūsų bendravimo stilistiką, jūsų metodologiją, tuo mažiau jisai jūs erzins, tuo mažiau jūs pyksite su juo, žinote, ir koliositės ir panašiai. Svarbu mums sukurti tokį asmeninį asistentą ir nuo šiandien įdarbinti jį kaip asistentą, kolegą, kuris ateityje jums padės kiekviename žingsnėje padaryti tam tikrus administracinius darbus greičiau, sąskaitą išrašyti, parašyti laišką klientui, padaryti tam tikrus kitokius darbus, išsiųsti pasiūlymą, rasti, nežinau, kolaboraciją, sukurti metodologiją, galbūt Violetai surinkti irgi informaciją kaip stovyklai medžiagą, greitai surasti dalykus. Tai vat mes, kai nustatome jį, aprašome, sukuriame instrukcijas, jis pradeda veikti geriau. Žymiai geriau, negu jeigu jūs čia palikote tuščius pokalbių langus ir jeigu neturite asmeninių asistentų. Tai tikrai labai rekomenduoju pradėti vieną kartą padaryti šitą vargą, kad ateityje jums nebereikėtų to daryti ir jums veiktų dirbtinio intelekto įrankiai žymiai sklandžiau ir geriau. Tai čia yra personalizacija, o vėliau mes dar turime tokią funkciją kaip memories, atmintis. Turime atmintį
Ir jeigu jūs užeisite į tą patį ChatGPT, užsuksite va čia į personalizacijas ir nukeliausite į apačią į memories, jūs pamatysite, kad apie jūs renka visą informaciją. Kur jūs keliavote, kiek vaikų turite ir panašiai. Tai jūs galite panaudoti šitą memories funkciją atvirkščiai, tam, kad jį padaryti geresnių specialistų ir pritaikyti prie jūsų poreikių. Pavyzdžiui, jeigu jūs kada nors pamatysite, kad jisai naudoja 15 min kaip patikimą šaltinį. Mums nereikia to, ne? Nu, nebent 15 min patikimas šaltinis, galbūt, nežinau. Jeigu man nepatinka, man reikia, kad jisai naudotų mokslinę literatūrą, tai aš jam įrašau. Įsirašyk į atmintį, jog 15 min niekada nenaudojame kaip patikimą šaltinį mano, pavyzdžiui, mano medžiagoje arba prašymuose. Kas vyksta? Jis turi paimti ir mygtuką įsirašyti. Kodėl mes taip darome? Įsivaizduokite, ateina darbuotojas pas jūs darbintis, netgi jeigu yra asistentas, ne? Jūs kaip coacherio specialistas pasiimtumėt savo virtualų asistentą ir kol jūs nesakysite ir nebaksnosite jam pirštu, kad va čia yra klaida, va čia yra klaida, tai jisai to ir nesupras, jis toliau tą darys. Tai su memories funkcija mes baksnojame jam pirštu ir nustatinėjame po truputėlį, kad jisai dirbtų ir darytų taip, kaip jūs norite. Būna taip, kad jisai daro dalykus, kurie nepatinka jums. Ką jūs darote? Koliojatės su juo? Pykstatės? Vadinate abubeliu? Ne? Būna? Būna. Tai va, tai tam, kad to nebūtų, tiesiog pasakom, įsirašyk į atmintį, kad niekada nevartok žodžio, pavyzdžiui, ne? O, pavyzdžiui, naudot tik tais dirbtinis intelektas, tai tvarkinga lietuvių kalba. Tvarkinga, pavyzdžiui, ten literatūrinė kalba. Nevartok žodžio AI, vartok DAI, ne? Nu tai va. Ir mes išsiunčiam. Ir nustatinėjom jį palaipsniui, jeigu matote kritinius dalykus, kurie jūs erzina. Ir viskas, jisai įsirašo, viskas, taip serė, supratau, daugiau to nedarysiu. Ir tokiu būdu mes po truputį pamatysite, kad jisai puikiai veikia, rašo tekstus ir tikrai analizuoja, struktūrizuoja taip, kaip jums reikia. Svarbu jį nustatyti, nereikia tiesiog su juo pyktis, o reikia padaryti taip, kaip ir mes darome su žmonėm. Labai mėgstu pasakyti, kad su dirbtinio intelekto įrankiais mes mokomės komunikacijos. Kaip mes perteikėme kolegai savo mintis, lygiai taip pat mes turime perteikti ir mūsų įrankiams, kad mes galėtumėme tiksliai paaiškinti dalykus, kaip jis turi atlikti užduotis. Kol nėra tos komunikacijos, nėra ir to rezultato. Todėl įsisaviname irgi tokį dalyką, kad labai svarbu aiškiai išdėstyti informaciją, kurią mes norime gauti. Tai ten yra visiškai užklausų inžinerija ir toks tam tikras mokslas, kaip pateikti informaciją. Toliau. Ką aš norėjau dar iš pagrindinių dalykų jums parodyti, tai dar kelias programas, kurias jūs galėtumėte kaip coachingo specialistas panaudoti savo labui. Dabar jūs matote programą, jinai vadinasi Lovable, kiekvieną dieną jūs turite nemokamų kreditų. Tai yra tokia programa, kuri leidžia jums sukurti puslapį visiškai nuo nulio. Tarkim, jeigu norėsite paleisti grupinės sesijas, jeigu norėsite paleisti savo kažkokias registracijas, mums nebereikia mokėti 1000 eurų už puslapio kūrimus, už programų kūrimus, už sistemų kūrimus. Jūs galite tai padaryti patys. Visiškai rankiniu būdu, labai paprastai, turiu tikrai labai daug klientų ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie daro savo puslapius, pasileidžia, sukuria programas, paleidžia įvairiausius produktus, tai tikrai mes galime bendrauti tiesiog paprasta lietuvių kalba ir jisai daro taip, kaip jūs norite. Aš netrukus pademonstruosiu, kad jūs matytumėte visą informaciją, bet dabar, ką matote, tai yra puslapis visiškai nuo nulio sukurtas, publikuojamas, matote labai gražiai atrodantis. Pavyzdžiui, kitais metais Coacherio kelias jau galės sukurti savo puslapį, kur galbūt norės padaryti
kažkokias klausimyną kažkokį, galbūt norės padaryti kokią nors kitokią registracijos formą. Vat aš parodysiu, pademonstruosiu, ką mes darome, bet žodžiu, reikia turėti labai daug įvairiausių idėjų, kad sukurti tą sistemą. Pavyzdžiui, šiuo atveju galite matyti, aš pati nuo nulio sukūriau bilietų sistemą konferencijai, vat kuri bus. Tai pavyzdžiui, daugelis žmonių pasirenka bilietų platintojus, kurie ima 3 procentus, 5 procentus nuo pardavimų, dar nuo bilieto po eurą 50 ar po 2 eurus. Tai tam, kad mes kaip paprastas žmogus, specialistas, kuris netiek ten daug ir uždirba, mes galime sukurti visiškai nemokamai tam tikrą sistemą patys ir dar ir pasigirti, parodyti vyrui, žmonai, kad vat mes sukūrėme labai fainas vat dalykas. Tai vat šiuo atveju visiškai rašiau lietuvių kalbą, sakiau, prijung man Stripe'ą, prijungė Stripe mokėjimus, prijungė automatizavimo va šitą visą sistemą, automatiniai laiškai. Jūs lygiai tokiu pačiu principu galėsite sukurti, jau kitą skaidrę. Netrukus parodysiu jūsų pavyzdžius, ką galima sukurti, bet va čia galite matyti ir QR kodai, visa informacija, bilietas, kurį jau mano kolegos nuskanuos ir žmogus galės praeiti į tam tikrą renginį. Tai jeigu ateityje bus planas jums sukurti stovyklą, renginį, konferenciją, tai tikrai vat jums geras pavyzdys, kad tai yra įmanoma visiškai be lėšų, nereikia jokių didelių investicijų, mes galime atsistėsti dabar jau šiais laikais be programavimo žinių, be komandos ir pasidaryti va šitus dalykus. Tai dabar apie jūs. Man kilo tokių idėjų, aš irgi, kai ruošiausi šiai paskaitai, mąsčiau ir galvojau, kad jūsų puikiausia programa, kurią jūs galėtumėte sukurti, tai ne tik puslapis kaip pavyzdys, bet pavyzdžiui, galėtumėte sukurti kokį nors puslapį, kuriame būtų integruota programa. Vat aš pademonstruosiu, čia užeisiu į savo Lovable programą. Jūs parodysiu savo tuos tam tikrus appsus, kuriuos esu sukūrusi. Ir jūs galite sukurti savo puslapyje. Vat, pavyzdžiui, jūsų puslapyje galite sukurti kažkokią integraciją, kad žmogus atsakytų į klausimus ir nuspręstų, ar jūsų sesija jam bus naudinga. Galime psichologiškai iš karto palenkti, kad jeigu jisai atsako taip, 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 ne, taip, ne, tai reiškia, štai ši coachingo sesija tikrai yra tau ir tau yra labai naudinga. Toliau, kitas dalykas, ką jūs galite sukurti. Pavyzdžiui, savo programėlę, savo klientams. Čia jūs galite matyti mano appsą su kelionėms, kurią mes naudojame su šeima ir su draugiam. Tai jūs galite sukurti savo appsą savo klientams. Įsivaizduokite, kaip jiems būtų faina kiekvieną savaitę įdėti savo pokyčius, pavyzdžiui, savo tašką A, su kuo jie atėjo, savo tašką B, ne, ir ten, čia kaip pavyzdys, čia tik tokie mano sapalionės, taip sakant. Ir jūs galėsite stebėti visus savo klientų progresą. Ir jie tai darys žaidiminę formą, tobulės, atliks tam tikras užduotis, kurias jūs numatėte. Ir tiesiog ir jiems patiks, ir jums faina bus stebėti, nes pati esu sukūrusi vieną tokį irgi programėlę, kurią mes naudojame tam, kad stebėti mūsų, pavyzdžiui, šeimos sveikatą, mes ten challenge'us turime, progresą stebime ir panašiai. Čia yra ta programa, kur mes tiesiog po kairę rašome lietuvių kalbą ir gauname po dešinę rezultatą, publikuojame ir kiekvienas žmogus gali užeiti ir pas jūs prisiregistruoti, kaip pavyzdys, ne? Tai pas jūs lygiai tas pats vyktų, jūs galėtumėte klientams sukurti tą kelionę. Iš karto gautumėte tikrai nemažai ir užklausų, nes mato žmonės, kad jūs tikrai norite pamatyti jų rezultatus, pokyčius ir jums tuo pat metu pasibaigs visi tie administraciniai, biurokratiniai dalykai. Mes galime pajungti automatinius laiškus, išsiuntimus, kad kiekvieną kartą, kiekvieną savaitę priminti, paklausti žmonių, kaip sekėsi, kaip jaučiasi, koks progresas, kad nepamiršk įdėti tą progresą į mūsų programėlę, kad mes galėtumėm stebėti, kad mes turėtumėm vėliau ką paanalizuoti ir panašiai. Tai vat čia tokia mintis, kurią jūs galėtumėte pasidaryti savo srityje.
Galima ir daug kitokių dalykų sugalvoti. Dažnu atveju mes, kai jau dirbame ir kai būna tie workshopai, mes jau išmastome visus dalykus, ten nuo registracijų platformų, puslapio paleidimų iki visokių interaktyvių dalykų, kurias galėtumėm jums taip asmeniškai, individualiai sugalvoti pagal jūsų tam tikrą poreikį ir sritį. Tai dabar pakomentuokit jo, kaip jums šios galimybės, ar turite kokiu nors idėjų dabar, kaip galėtumėt va tą programą panaudoti, pavyzdžiui, savo klientams. Mm? Kaip jums galimybės? Matau daug klausimų, aš uždariau netgi komentarus, nes Janinos komentarai mane šiek tiek trukdė, nes labai daug medžiagos nemokamos dažniausiai kuriu ir patikiu, tai labai trukdė man susikaupti. Tai jo, nori Leonardas appsą sukurti, tikrai būtų labai geras dalykas. Renata, ačiū, labai fantastika, nuostabu. Tikrai daug idėjų, jūs galite dabar užduoti irgi, galiu atsakyti, sakau, mes tai brainstorminam dažniausiai, atrandam tokių įspūdingų dalykų, kuriuos mes padarome su klientais ir padarome tai per 3-4 valandas, labai paprastai lietuvių kalba parašome, kokie mūsų poreikiai ir jisai geba tai vizualizuoti ir parodyti. Tai, kas anksčiau kainuodavo tūkstančiais, mes dabar tai galime panaudoti. Virginija, tikrai galėtumėte ir be mokymų. Čia tiesiog reikia atsisėsti, pabandyti, pasižiūrėsite, jisai puikiai supranta kaip ChatGPT, nes tai yra integruotas bendravimo irgi tas kalbos modelis, kuris yra integruotas į tą programą, kuris supranta jūs paprasta lietuvių kalba, jūs net mikrofoną galite įjungti. Jo, Virginija, labai daug dalykų yra. Ir taip, dabar aš norėsiu atsakyti dar į klausimus, gerai, kurie yra pas jūs prisikaupę. Ir mes keliausime, tada apdovanosime žmonės, pasižiūrėsim. Galite dar, jeigu dar nespėjote ir pamatėte naudą, nes tikrai aš tikiu, kad vėliau tik tas suvokimas ateina apie galimybės, tai jeigu matote ir dabar per šias kelias minutės galite padaryti ir kelti istorijas, nes galbūt laimėsite workshopą, nes tikrai yra tokia galimybė, nes 45 žmonės pas mus tik yra prisijungę, tai įsivaizduokit, kokia yra galimybė sukurti nuo nulio visą pardavimų sistemą, visą kliento kelionę, būtent čia ir dabar. Tai per workshopą mes tai darome, visiškai išgryniname idėją, sukūrėme kartu, tai tikrai yra tokių įspūdingų dalykų. Taip, klausimai kokie buvo? Aha, nuo 7:39 prasideda klausimai. Aha. Ar yra mokymai, klausia vartotojas, vardo nežinau. Jo, mes turime mokymus, tai yra Neurostartas, mes startuojame tik kartą į metus. Tai būtent tie mokymai, kur mes jau pusę metų dirbame nuo A iki Z, bet mes orientuojamės į socialinius tinklus ir dirbtinio intelekto panaudojimą, bet lygiai taip pat ir visi šitie automatizaciniai dalykai įeina, kaip būtų greitesnis elektroninių laiškų atsakymai socialiniuose tinkluose. Pas mane iš vis veikia chatbotas, kuris bendrauja, kuris parduoda mano konsultacijas, paslaugas ir panašiai. Tai yra beprotiškai daug galimybių, kurias reikėtų tiesiog panaudoti. Tai lygiai taip pat bus ir konferencija, ir workshopas, kur jau mes gyvuose mokymuose dirbame ir darome šitus sprendimus. Tai galite ir asmeniškai parašyti. Ar nemokama versija daro, Voice rašo, taip Inga, visiškai tai, ką aš parodžiau šiandien, tai yra galimybės yra visiškai nemokamas. Tik tais agentai bus apmokestinti, dėl to, kad agento režimas yra labai didelė prabanga, nes tikrai jis turi netgi ir mokamoji versijai 25 limitus, bet jūs būtinai išbandykite, nereikia mokamos, tiesiog nemokamai pasibandykite tai, ką aš šiandien pasakiau, pasidaryti visą tą sistemą, asistentus ir po truputį žengti. Tada pasibandyti Lovable, pasižiūrėti, kaip jisai veikia, kaip atsako, jūs pamilsite tas programas, pamatysite, jums toks azartas atsiras, kad jūs tiek idėjų turėsite ir norėsite tai tiesiog integruoti ir pabandyti. Kokie dar klausimai gali? Aha, užsienio kalbas su kokiu DAI patartumėte mokytis? Tai žinokite, ChatGPT, jeigu visiems žinokite, sakau, pasirinkite vieną kalbos modelį
ir bendraukite. Aš pati kiekvieną dieną įsijungiu ir pasakau, dabar tu esi anglų kalbos mokytojas, prašau mane taisyk, kai aš neteisingai ištariu, arba kai aš pasakau kokią nors žodį rusų, anglų, lietuvių kalba, tai tu man pasakyk, stop, va šitas žodis yra sakomas taip anglų kalba. Tai žodžiu, jisai geba būti kaip mokytojas. Jis gali pasakyti, kad ne, dabar pakartok, pasakyk, arba šitas žodis tariamas neteisingai, pabandyk dar kartą. Labai rekomenduoju, žinokite, po 10, po 15 minučių skirti kiekvieną dieną tam, kad mokytis kalbų, kad, žinote, kai būna perlipti per komforto zoną, yra labai sudėtinga eiti į mokymus anglų kalbos, kur sėdi 20 žmonių ir reikia prisistatyti ir pasakyti apie kažkurią temą, kai jūs dar nežinote anglų kalbos arba kokios nors kitos, tai labai faina perlipti komforto zoną būtent su dirbtinio intelekto įrankiais, kurie dabar egzistuoja. Akvilė, dar vienas įdomus klausimas. Tai kokios profesijos ateityje išliks? Žinokite, visos žmoniškos profesijos jos išliks. Žmogaus neįmanoma pakeisti, mes juk esame unikalūs, mes turime kitokį požiūrį. Jūs pasižiūrėkite, kiek dabar daro klaidų dirbtinis intelektas. Atsiras žmonės, kurie turės tas klaidas vis tiek prižiūrėti. Ir mums vis tiek prireiks mūsų analitinio mąstymo, mūsų pojūčių, mūsų supratimo, mūsų empatijos. Tai galbūt neišliks tie, kurie yra tikrai automatizuoti, tie visi procesai, kur, nežinau, žinote, kaip buvo, pavyzdžiui, čia pavyzdys buhalterijoje, ne? Visi rašė, ten porą žmonių išrašinėjo viską rankiniu būdu, arba skaičiuotuvas buvo tas rankinis. Dabar jo jau nebėra, nes viskas yra automatizuota, pagreitintas skaičiavimas. Lygiai tas pats ir mes keliaujame, kad tie pasikartojantis automatizuoti darbai tikrai bus automatizuoti ir žmonių ten nebereikės, bet mes kaip specialistai, coachingo specialistai, psichologai, lygiai taip pat visi, kurie bendrauja su žmogumi, tikrai išliks. Tiesiog reikia naudoti dirbtinį intelektą, kad padaryti darbus galbūt greičiau, parodyti savo kompetencijas, nes dabar, ką matome apskritai nišoje ir apskritai rinkoje, kad kiekvienas specialistas tampa paturbintas dirbtiniu intelektu. Ne? Jeigu, pavyzdžiui, aš esu marketingistė, tai viskas aš jau esu plus dirbtinio intelekto specialistė, nes aš žinau, kaip greičiau pasiekti tuos dalykus, kuriuos ten 10 metų stengiasi siekti. Aš žinau, kaip integruoti šitą programą, kaip padaryti geresnius pardavimus, pritraukti klientus ir panašiai. Tai tas pats yra ir su kitais specialistais. Pavyzdžiui, turiu finansų specialistai, kurie ateina ir jie integruoja dirbtinio intelekto įrankius tam, kad automatizuoti finansų srityje darbus. Arba turiu mechaniką, inžinierių, kuris automatizuoja savo darbo procesus ir jau pardavinėja tą programą kitoms įmonėms, nes jis žino, kaip veikia būtent ta brėžinių sistema, kurią darydavo anksčiau rankiniu būdu, o jisai, panaudojęs dirbtinį intelektą, jau žino ir gali pardavinėti arba teikti paslaugas, konsultacijos kitiems. Tai reiškia, mes kiekvienas specialistas tampame turbo specialistų, kurie gali daugiau padaryti. Dar vienas konkretus klausimas iš Kristinos. Mano svajonė būti business to business sales executive, panaudojant agentą kompanijoms. Koks greičiausias kelias pasiekti šitą svajonę? Kaip tapti tokia specialistė? Pradėti dabar, visada sakau, kai kyla idėja, darome 10 pritupimų, kad mūsų smegenys iškart norėtų veikti, daryti. Tai iš karto labai rekomenduoju įsijungti ChatGPT, padaryti asistentą arba Perplexity įsijungti kokį nors kitą įrankį, padaryti asistentą ir parašyti savo tikslą. Kad per artimiausius pusę metų aš investuoju tiek ir tiek laiko, kad tapčiau šios srities specialistu. Tuomet, žinokite, jis jau jūsų ir užves ir ant kelio ir pasakys, kokį ten agento režimą naudoti, ką daryti ir panašiai, parašykite man ir pradėkite komunikuoti socialiniuose tinkluose. Išeikite ir sakykite, sveiki, štai mano tikslas, svajojau visą laiką tapti šios srities specialistu ir nuo šiandien aš startuoju, pradedu mokytis, daryti, tobulėti ir panašiai. Ta pati padariau ir aš, žinokit. Padariau, kai Kristina padarė pritapimus iš karto. Ačiū labai, kad čia geriausias, žinokit, toks geras patarimas, iš karto veikti, daryti ir jums tikrai pasiseks. Kaip ir man kilo mintis, aš jau dirbau šiek tiek, viskas. Kitą dieną atsisėdau, pradėjau daryti, ko tikrai nesitikėjau, kad
mano profilis užaugs iki 28 tūkstančių, kad tikrai turėsiu beprotiškai didelę bendruomenę, fainus žmonės aplinkui ir panašiai. Tai niekada nesitikėjau tokių dalykų. Tai tikrai linkiu ir jums tikrai pavyks ir pasiseks būtent tai padaryti. Svarbu daryti, žodžiu. Svarbu daryti. Ir komunikuoti per socialinius tinklus. Tai yra vienintelis dalykas, tiesus kelias link jūsų svajonę. Tikrai labai daug padėkojimų, Akvilė. Tai dabar visi laukiam dar, ne, dovanų. Laukiam dovanų, gerai. Vat Ieva rašo, kad labai nori į konferenciją. Labai smagu. Tikiuosi atsivesti ir savo kolegą. Galbūt kartu draugai jūs gausite dabar bilietus, tai kooperuokitės, bus smagu jūs labai pamatyti, svarbu, kad ateitumėte, nes bus beprotiškai daug naudos. Labai pamatysite, kad tikrai verta perlipti ir atvykti į konferenciją. Tai gerai, keliaukime, ne, aš greitai nueisiu į socialinius tinklus, pasižiūrėsiu, ar jums pavyko mane užtaginti. Nu, žinokite, neturim ką rinkti. Vau, kaip dabar taip? Nu, labai gražu, žinokit, parašiau, labai gerai, tai Leonardas, puiku, Ieva, labai gerai, pasižiūrim. Kažkas rašo, Instagram dalinosi. Jo, tai aš Instagram'e ir pasižiūrėjau. Tai gerai, tai dabar galime tokį dalyką padaryti, šiaip puiku, šiaip nėra ir daug norinčių, ne? Nu, Kristina rašo 3 vietose pasidalinau. Aha. Taip, Kristina, nematau, kur jūs pasidalinot. Silvija Instagrame. Aha, matau, Dianai reikėjo pasidalinti. Ne, aš matau tik tai, žinokit, Leonardas mane užtagino, kaip ir sakiau prieš tai dar, nu, žinokit. Jo, tai gerai. Viskas gerai, tvarkingai, sąžiningai apdovanosime žmonės, kurie ir pasidalino. Tai reiškia Ieva Stasytytė ir Leonardas Gėgžda. Gėgžna, atsiprašau, vis sudėtinga kartais ištarti. Gerai, tai 2 žmonės. Dabar, Kristina, jūs mane užtaginot? Tikrai? Nu, žinokite, aš tikrai nematau. Dar kartą, va dabar tik tais matau pasidalinimą, tai dabar jau nebeskaitysiu šito. Tikrai labai atsiprašau, nes sąlygos buvo paskaitos metu, neapdovanojimo metu. Aha, jo. Matau, kad neseniai dalinatės. Šarūnė irgi. Tai gerai, tai tada 2 nugalėtojai, Ieva ir Leonardas. Gerai? Sveikinam nugalėtojus. Taip, bet dabar mums reikia išrinkti, kas keliauja į konferenciją, o kas keliauja į workshopą. Kristina, atsiųskit man tada jūsų screenshotą. Gerai, man dabar į komentarus, nes galbūt mano mergaitės kas nors arba asistentas koks įjungė ir dingo, nes tikrai šiaip nelabai gali būti, nes aš matau visus. Jeigu padarysite ekrano nuotrauką ir kad užtaginta, tai tikrai apdovanosiu. Dabar vat, yra užduotis tada, kam atiteks workshopas, o kam būtent tas bilietas į konferenciją. Kaip dabar mes išrinksim, Violeta? Galima burtų keliu tiesiog rinkti. Arba mačiau, aš Leonardas iš pat pradžių sakė, kad nori workshopo. Jo, tai vat Ieva, jūs norite būtent į konferenciją, o Leonardas tada norės dar plus workshopą, taip? Tai aš manau, tada sąžiningai galime. Super. Ieva rašo, aš mokymus jūsų Neurostat turiu. Taip, labai gerai. Ją į konferenciją. Labai gerai, super. Tai tuomet, puiku, aš tada sveikinu Ievą, susitiksime konferencijoje, labai fainai džiugu, nes mes turėsime ir užduotis, ir prizus, ir tikrai turėsite galimybę gauti ir mikrofonus Pro Max'as, ir vyriausių stabilizatorių, žodžiu, tikrai bus nuostabu. Ir Leonardas gaus tada workshopą, padarysime programą, sistemą nuo nulio, visą pardavimų kelią, visą, žodžiu,
kelionę tą padarysime, automatizuosime dalykus, kad jūs kuo mažiau darytumėte, tų administracinių darbų būtų automatiniai laiškai, išsiuntimai ir panašiai. Tai tikrai labai labai sveikinu du žmonės. Viskas gerai, ne? Buvo tik tais du žmonės norintis, tai taip gavosi ir du prizai tada. Ko gero buvo daugiau norinčių, galbūt nepavyko kažkam tai greitai atlikti tos užduoties, bet yra Viskas taip, kaip gerai. yra. Viskas gerai. Tai susitiksime su 2 žmonėm tada konferencijoje, o kas norės prisijungti, tai prisijungs būtent, jeigu norės įsigyti bilietus, tai tikrai kviečiu, bus tikrai labai naudinga. Ir tuomet pabaigoje irgi, kas norite, parašykite man asmeninę žinutę į Instagramą arba į Facebooką vadovas, žodį vadovas. Tai ten aš jau surinkau visą medžiagą, tai ką jums šiandien kalbėjau, tai jūs galėsite tiesiog atsiimti nuorodas į programas, instrukciją visą, kaip naudotis, kokias užklausas rašyti. Tai dabar parašykite man asmeninę žinutę vadovas ir jums asistentas išsiųs visus šitus dokumentus, kur jūs galėsite jau rytoj pradėti tai daryti ir naudoti tai, ką aš pasakojau. Gerai? Mhm. Mhm. Labai labai ačiū. Dar Pavyks, ne? vieną dovaną. Būtinai, būtinai. Visą struktūrizuoju, daug laiko tikrai užimu, kad jūs galėtumėte taip labai labai fainai panaudoti, schemas turėtumėte užklausas, tai būtinai pasiimkite, panaudokite ir panašiai. Tai tikrai stengiuosi padaryti, kad būtų labai patogu, naudinga. Jo, aš matau, taip jūs sakot, čia, aš mačiau šitą, bet jūs neseniai pasidalinot, ar ne? Palaukit, Kristina. Šito aš iš vis nematau, nes jūs manęs neužtaginot. Jo, jūs manęs neužtaginot. Gerai, tai aš manau, kad jūs Kristina, ne? Palaukit, koks vardas? Aš tada, Tuoj jeigu surasim. Kristina, tuoj. Kristina Galinaitienė, taip? dreba rankos. Mhm. Va ši moteris. Galinaitienė. Tai aš matau, kad jūs neužtaginot, aišku, ta sąlyga buvo užtaginti, bet tikrai aš mačiau, Janina šiek tiek trukdė mums. Užtaginau Akvilę, aš užtaginau 3 vietose, tik kai prasidėjo iš karto, tikrai, čia taip Gerai, norėjau. parašykite man asmeninę žinutę, išsiųsiu bilietą. Tikrai išsiųsiu O. bilietą tada ir jums. Gerai, ačiū labai. Virginija klausia, vadovą kaip gauti. Man asmeninė žinutė į socialinius tinklus. Arba į Facebooką, arba į Instagramą. Instagramą geriau. Tai va, ir gausite va šitą va dokumentą. Visą tą struktūrizuotą. Tai va, ir viskas, ne? Tai mūsų paskaita šiandien baigta, stengiausi sudėti tam tikrą tokią svarbią informaciją, bet per valandą tikrai yra beprotiškai sunku iš esmės viską jums parodyti, kokios yra galimybės ir užvesti, pasipraktikuoti ir panašiai. Tai čia užduotis yra nelengva ir dažniausiai valandos seminarų nedarau, absoliučiai niekada nesutinku, bet kadangi žinojau, kad turiu beprotiškai daug žmonių, coacherio specialistų ir tikrai priklausau ir pati coacherio bendruomeniai, tai dėl to labai norėjusi jums perteikti tą informaciją, nes žinau, kad jūsų misija yra labai svarbi ir naudinga. O dirbtinio intelekto panaudojimas mums atveria galimybės, kurias leis jums padaryti greičiau darbus, automatizuoti, gauti daugiau klientų ir, žodžiu, pasiekti savo tam tikrų tikslų ir rezultatų. Tai noriu labai jums padėkoti ir pasveikinti visus, kurie laimėjo, kurie buvo. Aš labai tikiuosi, nuo rytojaus jūs galėsite jau panaudoti tam tikrus darbus savo veikloje. Tai ačiū labai, labai, labai. Ir už pakvietimą, ir už komentarus, įsitraukimą, kas įsijungėt kameras, mikrofonus. Ačiū labai jums. Akvilė, labai ačiū. Tikrai mes išeiname iš šito webinaro šiek tiek pasiturbinę ir dabar žinome, kad turime tapti paturbintais coacheriais, sužinojom, kokius įrankius tam naudoti ir papildomai mokėti nereikia. Tiesiog reikia laiku atsidurti webinare su Akvilė, atidžiai klausyti ir iš karto veikti. Tai labai labai ačiū. Pritupimai ir veikti. Ir laiku užtaginti, taip.
Taip ir laiku užtaginti. Viskas turi vykti laiku. Tai ačiū labai, sėkmės jums Ačiū labai. stovykloje, nebejoju, kad bus nuostabi jūsų stovykla, nes mačiau tikrai 5 metus iš eilės pati jau domėtis ir žiūrėti, ir sodyba nuostabi, ir visa veikla.